Sveiki bičiuliai, su jumis rubrika Riškim kartu. Šiame video norėčiau parodyti, kaip surišti žieminę meškerėlę su avižėle, vadinama balalaika. Už šią idėją dėkuoju Šarūnui, todėl nusprendžiau padaryti šį video ir parodyti, kaip surišama pilnai visa sistemėlė ir pati meškerėlė. Taigi, ko mums reikės? Žinoma, meškerėlės, sargelio, kitaip vadinama meškerėlės galūnės, avižėlės ir žirklučių. Šiam video naudosiu storesnį valą, kurį pasiruošiau iškart, kad neužimtų daug laiko. Taigi, kiekviena meškerėlė, kaip žinot, turi mažą skylutę, kuri išeina iš pačios rankenėlės, per kurią yra prakišamas pagrindinis valas. Po to yra žiedelis iš kembrikiuko padarytas, per kurį taipogi prakišamas pagrindinis valas. Apie sargelį. Sargelis šiuo atveju turi 4 skylutes. 2 skylutės iš galo, didesnė skylutė skirta užmauti sargelį ant meškerytės, o mažesnė skylutė skirta praverti pagrindiniam valui. Ir 2 skylutės iš viršaus, per kurias taipogi yra praveriamas pagrindinis valas. Taigi, rišam meškerėlę, su pirma užmaunam šitą sargelį. Kaip minėjau, maunamas per didesnę skylutę. Štai taip. Pagrindinis valas praveriamas per sargelį, per antrą skylutę apačioje prie meškerytės. Ir dabar valo atkarpa, kurią turim, yra kišama iš apačios per sargelį ir sekanti valo atkarpa yra kišama per paskutinę sargelio akutę. Akutės mažus. Štai taip. Ir kaip, jeigu matosi, štai kaip turi atrodyti pravertas valas. Pirma skylutė prie meškerėlės viršūnėlės, antrą skylutę valą kišame per apačią ir trečią skylutę pačiame gale valą veriame iš viršaus į apačią. Taigi, kas mums beliko? Tai mums beliko surišti avižėlę. Tikriausiai jau matėt mano pirmą kurtą video, kaip rišama avižėlė meškerėliai, bet dar pasikartosiu. Taigi, jamam avižėlę, kišame iš viršaus, padarome kilputę, su dešinė ranka prilaikom už kabliuko ir 5-7 kartus galima apvynioti, bet čia yra storas valas, todėl aš vynioju tik 5 kartus. Apvyniojus, perėmam į kitą ranką, prilaikydami avižėlę ir 2 kartus kišame per susidariusią kilputę, likusią valo atkarpą. Laikome už likusios atkarpos ir už kabliuko ir po truputėlį valą tempiame. Tempiame, valas užsitempia, žinoma, padrėkinam ir užtraukiam. Stipriai užtempiam
likusią valo atkarpą nukerpam. Ir štai turime paruoštą žieminę meškerėlę vadinamą balalaiką žūklei.